Nuostabus postas. Prašau, padėkite ir nukreipkite, pas ką būtų galima kreiptis konsultacijos, nes jau apimama neviltis ir atrodo, kad esu tragiška mama. Ten, žodžiu, su savo vaiku nesusitvarkau, ten berniukui 5 metai, ten, žodžiu, ir agresijos, pykčio protrukiai, nesuprantu, iš kur jie atsiranda, va, mes persikraustėm į Lietuvą, čia tuo pačiu metu gimė jo brolis, ten naujas darželis, kitokia visai sistema, čia, žodžiu, tai, žodžiu, labai, 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 labai. Namuose pykčių yra labai mažai. Labai gerai, kad jo labai mažai. Žiū, aš dar paklausiau, kur vaiko tėvas? Nieko, jokios reakcijos. Aš dar kartą klausiu, kur vaiko tėvas? Nes vaiko augimui būtini abu tėvai. Abu sveikai bendraujantys, sveikai vienas į kitą žiūrintys tėvai. Ir jeigu jisai to negauna, jeigu jisai to nemato, o ypač jeigu jisai mato priešingą vaizdą, ten tėvai pešasi, mušasi tas pats, nu gerai, barasi, vieni kitus ten visaip vadina, nuteikinėja vaiką prieš vieną iš tėvų, pavyzdžiui, skyrybų atveju, ne, kaip dažnai kad būna. Tai vaikui viskas, ten, žodžiu, galvoj šiukšlynas. Ir jisai auga, jis nesupranta, kas darosi. Ir automatiškai jam yra agresijos priepuoliai. Čia duok die, kad jisai aplamai nepavažiuotų, nes, na, vaikas turi augti sveikoje aplinkoje. Ir ten knygutės, konsultacijos. Čia jūs reikia konsultuoti ne dėl vaiko, jūs reikia konsultuoti dėl jūsų ir jūsų vyro santykių. Ta prasme, reikia jūs auklėti, kad vaiko nežalotumėt. Čia vaikui 5 metai, jūs jau pavėlavot realiai, nes, na, vaikas, nepykit moteriais, oi kaip dabar mane uždaužys, aš įsivaizduoju, eik tu švilpt. Šeimos sukūrimas, ne, pirmiausiai yra merginos atsakomybė. Jinai pirmiausiai turi išrinkti savo vaikui tėvą. Ne? Kaip dabar išrinkti? Jūs turite rasti žmogų, kuris jūs suprastų, kaip jūs suprastų, jūs neįmanoma, kuris jūs mylėtų, kuris, su kuriuo jūs sukurtumėt santykius, nesanguliavimą, nesantykiavimą, jūs sukurtumėt pirmiausiai santykius, ne? Su kuriuo jums būtų komfortiška, kuriuo jūs galėtumėt pasitikėti, kurį jūs beprotiškai gerbtumėt, kuriam būtumėt dėkingai, o jisai automatiškai būtų užsitarnavęs tą dėkingumą, tą pagarbą. Ne? Jūs pirmiausiai turite išrinkti gerą tėvą savo vaikui. Pirmiausiai. Išrinkat gerą tėvą, ne? Tada, susituokėt, nes nepaleisit tokio gero žmogaus, ne? Susituokėt, tada pastojat, ne? Ir kol jūs storėjate, tas žmogus šalia jums teikia džiaugsmą, teikia malonumą, jūs kaifuojat nuo jo dėmesio, jūs kaifuojat nuo jo buvimo šalia, nuo jo, kai sakant, pagalbos, jūs kaifuojat, ne, vaikiukas tai jaučia. Jis viduje jūs sujungti, ne, jis tai jaučia. Vaikiukas gimsta ir mato visą laiką laimingus, bendraujančius, nėra namų be dūmų, be abejo, bet jis turi matyti, kaip tuos dūmus sutvarkyti,
kaip bendraut, kaip spręsti problemas, kaip spręsti iškilusius klausimus. Jis turi matyti sveiką santykį. Ir jisai gyvendamas, tokioje aplinkoje, jis užaugs be jokių agresijos priebaiškų. Iš kur tai lenda? Nieko nėra be priežasties. Jūs kažkur kažką pasėjot jame. Netinkamų. Visur, aš jau čia kartosiuos turbūt, bet visur galioja tie patys dėsniai. Niekas iš niekur neatsiranda. Jeigu atsirado kažkoks tai netinkamas derlius, vadinasi, kažkur kažkada pasėjot netinkamą sėklą. Kitaip nebūna. Jūs dabar, kai sakant, pribarsite visur didelių sėklų, ane, ir oi, kurmi, kaip nefaina, užaugo ne avižos, ne kviečiai. Oi, kas čia per derlius. Kaip aš dabar duonos batono išsikepsiu. Neišsikepsi. Eik, dėl didelių sriubos susimaišyk, kito nebus. Nes tu ką pasėjai, tą ir nupjauni, dėsniai galioja visur tie patys. Norite, kad vaikas būtų gerbiantis, gerbkit vienas kitą. Neužtenka vien tik, aš gerbiu savo vaiką. Ne. Kodėl berniukai būna prisirišę prie mamos, o mergaitės prie tėčio? Todėl, kad, pažiūrėkime, dabar berniukas, prisirišęs prie mamos. Jisai stebi mamą, jis jaučia mamą, ir mato, kaip tėtis bendrauja su mama. Ir jisai, matydamas mamos emocijas, matydamas mamos jausmą į tėtį, jisai stengiasi kopijuoti tėtį. Ir užauga tėčio kopija. Ir va šitoje vietoje sugriūna schema, kai jisai mato, kad mamai nepatinka, bet jis nemato kitokio modelio iš tėvo. Ir čia aš nenoriu, kad būtų moteris nelaiminga, bet aš neturiu kito pavyzdžio. Įsivaizduokit, kas darosi vaiko galvoj. Tai, o kai jisai mato, kaip tėtis elgėsi su mama, mato, kad mama nuo to laiminga, viskas, aš supratau, man reikia elgtis šitaip, kad mano moteris būtų va taip. Tas pats yra su mergaitė. Jinai prisirišus prie tėčio, jinai jaučia tėtį, jinai mato tėtį, jinai susijusi yra su tėčiu. Ir mato, kaip bendrauja mama su tėčiu. Ir jinai kopijuos mamą, kad tėtis, tas laimingasis, būtų laimingasis. O jeigu čia vėl vaiko psichika žalojama, jei mamytė ten ant tėvo, kai sakant, tu ten toks, anoks, trečioks ir baisus, mergaitė, o tai kaip daryti, kaip elgtis? Ir vaikučiui lūžta viskas. Dar vienas vaikų žalojimo mechanizmas – alkoholis. Vaikutis, jisai, jam yra svarbiausi du sutvėrimai – mama ir tėtis. Ir jeigu tas sutvėrimas, mama arba tėtis, prieina prie jo, vaikas mato vaizdą, mano meilė pasirodė, aš būsiu ten, žodžiu, pamaitintas, pagirdi, aš būsiu nuplautas, viskas susitvarkys, visos bėdos susitvarkys. Ir čia pareina kvapelis. Pareina kvapelis. Kas smegenyse įsirašo? Jau įsirašo, kad tai yra norma. Šitas kvapelis yra norma. Sekantis momentas, vaikas paūgėjo, ir mato laimingą mamą arba laimingą tėtį, ir čia pat tas kvapelis. Opa, tai dar rišasi šitas kvapelis rišasi su laimės pojūčiu. Ir
Kitas dar traumavimas, siaubingas traumavimas, kurį man teko matyti asmeniškai, tai šventėje tėtis turi dukrytė ten, nežinau, kiek ten, vaikšto, tai kiek, 4 metukai. 4, ne, gal 5, ne, 4 metukai kokie. Ir jinai tėti, jinai kaip ir priklauso, mergaitė prisirišus prie tėčio. O tėtis įpiešė dručiai, žinai. Ir taip dručiai įpiešė, kad čia jau vaikelį, o mano dukrytė čia. Ir aš matau vaiko akyse sumaišimas. Jinai pasimetus. Jinai prieina prie tėčio, kad paprašyti tualetą ją nuvest, nes jis jų nori baisiai. O tėtis, ateik pašoksim šakio aikštelę, nes jisai neadekvatus, jisai nemato, jis net pažįsta vaiko kūno kalbos. Gerai, mamytė išplėšė iš jo rankų, nuvedė į tūliką, žinai, dar mamytė, kai sakant, pasilaikė, nepadėrus, ačiū Dievui. Bet tėtis ką daro? Aš nežinau, man iki apsivėmimo gaila to vaiko. Ir iki nežinau kokio lygio aš pasibaisėjau to tėvu. Ta prasme, chebra, jeigu jūs sukūrėt šeimą, jūs audinat vaikus, tai yra šeima, tai darbas be teisės į poilsį. Jeigu jūs norit sveikus vaikus užauginti, sveikus vaikus gebančius sukurti sveiką šeimą. Šeima yra pagrindas, šeima yra kiekvieno iš mūsų kaip individo laimės pagrindas. Mes privalom mokėti sukurti šeimą. Mes privalom užauginti vaikus, mokančius sukurti sveiką šeimą. Ir dabar mes visą tai per stikliuką, mes visą tai per ambicijas. Aš jam nenusileisiu, nes ten, žodžiu, dėl ko nors. Ten aš jos neklausysiu, nes nenusišneka. Per kažkokius tai, per tokius, iš tikrųjų per nežinojimą, per nemokėjimą, nes nieks mūsų nemokė ir tai didžiausia yra bėda. Nieks mūsų nemokė, kad mes esam skirtingi, nieks mūsų nemokė, kad mes privalom gerbti vieni kitus. Girdėt. Klausyt ir girdėt. Ir ieškoti sprendimų. Daug, bet viskas paprasta. Daug dalykų, ką mes privalom, bet viskas žiauriai paprasta. Ir čia labai ten kažkokių tai gudrių knygų nereikia. Čia reikia tiesiog pavyzdžio. Mes, jeigu to pavyzdžio neturėjom, tai reikia suvokimo, kad mes tą pavyzdį, vadinasi, turim sukurti. Kad mūsų kartoj, mūsų sukurtoj šeimoj, tas iš praeities visas šleifas, jisai būtų nutrauktas. Ne, kad tas nepagarbos, tas toksai, visas tas šleifas, nepagarba, pykčiai, nesupratimas, alkoholis, ten, žodžiu, kad tai būtų nutraukta. Kad mūsų vaikai užaugtų, jau gebėdami sukurti sveiką šeimą, sveikus santykius. Ne santykiavimą pirmiausiai, o pirmiausiai santykius, sukurti šeimą, o paskui jau ten, žodžiu, visą kitą. Viskas labai paprasta. Tobulumas paprastume. Tiesiog pirmiausiai turi būti tėtis ir mama. Ir vienas kitam jie turi būti. Dar vienas labai geras momentas. Kaip turi būti? 50/50 ar ten kažkaip, ar kažkaip kitaip? Turi būti, šeimoje turi būti 100/100.
Aš 100% atsiduodu tau, tu 100% atsiduodi man. Jokio skaičiavimo. Tiesiog aš viskas, kas esu dėl tavęs. Aš viskas, kas esu dėl tavęs. Ir viskas. Ir tai bus ta gera sėkla, kurią pasėjus mes turėsime gerą derlių. Praštas, geras daiktas šventas raštas. Nu, ką pasėsi, tą nupjausi. Nu, čia kitaip nebūna.